Labadiena, ačiū, kad žiūrite. Pristatome šios savaitės pletkų kampelį. Vokietijoje du verslininkai sugalvojo, kaip pykčio pritvinkę žmonės galėtų nuleisti garą. Dabar jiems pakanka surinkti specialų telefono numerį ir iš širdies iškeikti atsiliepusį. Karštosios linijos darbuotojai kiekvieną savaitės dieną pasiruošia išklausyti nusivylusių asmenų triukšmus ir patyčių, kad ir kokia nemaloni būtų jų kalba. Mes neteisėme pykčio apimtų žmonių, sakė karštosios linijos įkūrėjas. Kaip nutinka, tai natūralu. Su mumis galite nuleisti garą be jokių skrupulų, aiškino verslininkas. Šios paslaugos kūrėjai įkvėpimo pasisėmė iš savo pačių įteptos kasdienybės. Vyras įsitikinęs, jog tokiu būdu jis padeda žmonėms, suteikdamas galimybę išlieti nepasitenkinimą ir taip padėdamas išvengti nesantaikos darbe ar namuose. Jei patirėte įtampą darbe, einate namo ir išliejate viską savo gyvenimo draugą, net jeigu jie niekur padėtų, sakė jis. Kanadoje Freizerio upėje buvo sugautas ir į laisvę paleistas milžiniškas baltasis eršketas, kurio svoris 499 kg, o ilgis 3,7 metro. Freizerio upė garsėja dideliais eršketais, tik žinoma ne tokiais milžinais. Įprastai joje žvejai sugauna nuo 13 iki 45 kg svorio baltųjų eršketų. Yra buvę, kad sugaudavo 113 kg sveriančių baltųjų eršketų, na, o minėtasis milžinas, manoma, yra didžiausia gėlavandenė žuvis, kokia tik buvo sugauta Šiaurės Amerikoje, o veikiausiai ir seniausia. Dirbu gidu Freizerio upėje 25 metus, dar neteko matyti tokio didžiulio eršketo, teigia turizmo ir žvejybos agentūros savininkas gidas Denas Vertas. Nuo 1995 metų pažymėjome apie 47 tūkstančius baltųjų eršketų. Esame užfiksavę 90 tūkstančių pažymėtų eršketų, kurie buvo sugauti ir vėl paleisti. Na, bet šita žuvis mažiausiai 18 metų nebuvo sugauta. Jie apskritai kada buvo sugauta. Lažinosi, kad jai daugiau nei 100 metų, teigė jis. Vilniaus apygardos administracinėme teisme vėl atversta byla dėl maestro Jurijaus Smorigino nepadorių gestų ir žodžių tiesioginėme eteryje. Šįkart TV3 atstovai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti sprendimą Lietuvos radijo ir televizijos komisijos įmonei skirtą įspėjimą dėl nepilnamečiam žalingos informacijos skleidimo praėjusį rudenį šokių projekto transliacijoje. Pats nusižengimo herojus Jurijus Smoriginas posėdyje nedalyvavo. TV3 atstovė gynė kanalo poziciją, teigdama, kad televizija negali sukontroliuoti kiekvieno laidos dalyvio naudojamų išraiškos priemonių tiesioginėme eteryje. Be to, pasak advokatės, Jurijus Smoriginas nesusijęs jokiais darbo santykiais su kanalu, išskyrus autorinės sutartį, kuri yra būtina. Pasiteiravus, kaip jis pats mano apie tai, kad tokia informacija televizijoje daro neigiamą poveikį nepilnamečiams, Jurijus Smoriginas nesutriko ir rekomendavo tėvams išjungti televizorių po 18 valandos, jei iš tiesų trokšta apsaugoti mažamečius vaikus. Televizijos laidą Lietuvos liepsna vedantis ir mūsų šaliai Londono olimpiadoje atstovaujančius sportininkus pristatantis Rimas Valeikis jau kurį laiką eteryje pastebimas dangstantis savo tatuiruotę. Ežiuką ant rankos jis slepia po trispalvės raiščiu. Taip pasielgti vyras buvo paprašytas nacionalinio transliuotojo. Aš taip pat nesuprantu, kodėl jie paprašė manęs uždengti ežiuką, sakė Rimas Valeikis. Vyras mano, kad jei nacionaliniam transliuotojui
transliuotojų negražios vyrų kūnus puošiančios tatuiruotės, tokiu atveju reikėtų nugrimuoti ir krepšininko Roberto Javtoko ranką puošiančią tatuiruotę. Lietuvos teatro ir kino aktorius Gediminas Storpirštis sulaukė nemalonumų dėl prie savo namų Vilniaus senamiestyje laikomo automobilio. Sostinės savivaldybės darbuotojai užfiksavo, kad teatralas transporto priemonę stato draudžiamoje vietoje. Su pažeidimu Gediminas Storpirštis nesutinka. Kur man laikyti, klausė jis. Dėl neleistinoje vietoje pastatyto automobilio 51 metų aktoriui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento administracinės veiklos skyriaus darbuotojai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir už padarytą pažeidimą skyrė 150 litų baudą. Storpirštis su paskirta bauda nesutinka. Savivaldybės darbuotojų priimtą nutarimą apskundė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui. Administracinio teisės pažeidimo protokolą savivaldybės darbuotojai Storpirščiui surašė po dar kovo 13 vakarą sostinės centre surengto reido. Jo metu buvo nufotografuotas neleistinoje vietoje pastatytas Storpirščiui priklausantis lengvasis automobilis. Nubaustas teatralas teisme pasakojo, kad jo automobilį nufotografavo dviračiu važinėjantis savivaldybės darbuotojas. Stiklių gatvėje gyvenu 25 metus. Mano kieme yra vartai, tačiau pro juos į kiemą įvažiuoti negalime. Todėl mes, visi gyventojai, mašinas laikome prie namo. Statome taip, kad kitiems būtų patogu išvažiuoti, paliekame telefonus ir problemas bandome taikiai išspręsti, o kažkoks žmogus, kuris važinėja dviračiu, fotografuoja bei siunčia skundus, sakė jis. Ten yra gyvenamoji zona. Aš ten gyvenu. Kur man tada laikyti automobilį? Galiu tik gūžčioti. Į namus nenusinešiu, sakė Storpirštis. Jis tikino, kad automobilį prie namų laiko ir kiti kaimynai. Tačiau per 25 metus niekas nebuvo už tai nubaustas. Gal tas fotografuojantis žmogus galėtų pasiūlyti, kur mums laikyti automobilius, teisme kalbėjo Storpirštis. Gatvėje, kurioje aktorius stato automobilį, yra vienpusis eismas, todėl, pasak aktoriaus, nėra trukdoma kitoms transporto priemonėms. Aktorius teismo prašo panaikinti jam esą nepagrįstai skirtą nuobaudą, o jeigu neįmanoma, prašė ją bent sumažinti. Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos nariai Kate Middleton ir princas Harry užėmė aukščiausias pozicijas žurnalo Vanity Fair skelbtame geriausiai besirengiančių tarptautinių garsenybių sąraše. Neseniai Harry brolio princo Viljamo žmona tapusi 30 metų Kembridžo kunigaikštienė puikuosis ant Vanity Fair rugsėjo numerio viršelio. Naujausioji Britanijos monarchijos narė nustatinėjo stiliaus tendencijas ir žavėjo mados gerbėjus dėvėdama tiek dizainerių sukurtus, tiek paprastus drabužius per savo pirmuosius oficialių pareigų kupinus metus. Ji paprastai pati renkasi drabužius, ypač pasiūtus savo mėgstamų dizainerių, taip pat apsipirkinėja paprastose parduotuvėse. Tuo tarpu princas Viljamas į Vanity Fair sąrašą nepateko, o mados pasaulio stebėtojai svarsto, ar princui nevertėtų nusisamdyti stilistų. 27 metų princas Harry buvo pripažintas stilingiausiai besirengiančių vyrų.
Šį kartą tiek. Iki kito karto.